Sveiki visi, čia aš vėl darau savo video. Ir šį kartą galėčiau pakalbėti apie savo draugus, nors šiek tiek. Tai būtų keletą tokių faktų, kad mano geriausia draugė yra Jolanta Radikevičiūtė. Ir jinai dalyjasi tą geriausias draugės vietą su Ugne Endriukaityte. Tai kas Facebook'e žinoma, Ugne Ugniukas. Štai numesiu jos linką į descriptioną, kam bus įdomu. Taigi aš galiu numesti savo Facebooką, galite kviesti į draugus, fanpage'ą, savo page'us. Ir tie, kas žiūri mano video, yra iš pradinių klasių ir Vilniaus Antano Saulionio pagrindinės mokyklos. Kiek žinau, kad apsilankę mano puslapyje Facebook'o, galite surasti Vilniaus Antano Saulionio pagrindinės mokyklos grupę. Galite manęs paprašyti, galbūt aš jūs ir pridėsiu, gal su laiko taip ir išeitų. Taigi, pokalbis tęsiasi apie draugus, nenukrypkime nuo temos. Taigi, ir norėjau pakalbėti apie vieną savo tokią draugę. Tai yra Berta. Berta Liuks vadinama Facebook'e. Taip pat jos Facebook'as irgi bus, jinai yra maladėts tikrai. Tai sveikinau su gimtadieniu, kuris jau buvo labai seniai praėjęs. Kamuolys pabėgo. Tai Bertos Liuks bus ten Facebook'as. O šiaip tai galėčiau pasakyti, kad kai grįšiu į mokyklą, aišku, čia dar labai daug laiko, aš pradėsiu kurti video mokykloje su draugais, aišku. Su visa klase galėsiu sukurti. Darysim mokytojų pasveikinimą, kaip mes jau buvome padarę. Ką mes dar čia galėtume pakalbėti? Norite galbūt pamatyti mano kuprinę? Štai jinai čia, su ciuciko. Kas jie yra? Galime pasižiūrėti. Skėtis. Piniginė, kurios ilgai ieškojau. Sąsiuvinis. Pasiekimų knygelę. Sąsiuvinis. Žurnalas. Pelėda. Sąsiuvinis. Čia buvo šlamštas visas, kurį dabar reikia susidėti atgal. Mary Poppins skėtė turi. Labai dažnai aš noriu namuose kalbėti angliškai, bet ne visi iš mano namų, kurie su manim gyvena, supranta angliškai. Dažniausiai tenka kalbėti lietuviškai. Ką čia dar galime pasakyti? Kalbėkime apie kokias nors įvairiausias temas. Galite siūlyti, galite ir nesiūlyti. Mano klasiokams, tie, kurie žiūrės mano video, bet tik mano klasiokams gaila, bus konkursėlių, nes tik aš juos galiu perduoti mokyklą ir panašiai, aš kitaip neperdavinėjau. Ką dar galėčiau pasakyti? Jeigu jūs norėtumėte, kad sukurčiau video apie kažkokį žaidimą, aš galiu sukurti video apie Minecraftą, kaip aš kalbėsiu apie jį, bet nežaisiu. Galiu kalbėti apie maistą, galiu parodyti, kaip aš galiu virti maistą. Jamie Oliverio per 15 minučių. Ne, šiaip yra neblogas šitas. Ir šiaip linkiu visko ko geriausia. Ate!